Labas. Šį kartą rinkos apžvalga pasirodo keliomis dienomis anksčiau nei įprastai, nes nusimato intensyvesnis savaitgalis, ir nebus laiko parengti video. Bet kas žino, gal taip netgi geriau, parašykite komentaruose, galbūt tikrai ateityje reikia rengti rinkos apžvalgas ne sekmadieniais, o pavyzdžiui ketvirtadieniais ar penktadieniais. Tai lauksiu jūsų nuomonių. Savaitę aptarkime be penktadienio, nes dar nežinau, kaip rinkos užsidarys penktadienį, bet be penktadienio JAV akcijų rinka atrodė kaip tikri amerikietiški kalneliai. Antradienį, trečiadienį truputį pakritom, ketvirtadienį neblogai atšokom, tačiau į dienos prekybos pabaigą ir vėl čiuožtelėjome žemyn. Todėl įdomu, ar penktadienį bus atpirkimas. O kodėl tokios dviprasmiškos nuotaikos rinkose, kas nutiko, kas čia visą tai įtakojo, tai viską išsiaiškinsime būtent šioje rubrikoje. Todėl jeigu patinka, nepagailėk savo laiko. Iš tiesų, po tokio nuostabaus pirmojo šių metų ketvirčio, kokio nematėme nuo 2019 metų, tai liūdnoka, kai matai antrojo ketvirčio pradžią tokią negatyvę. Visgi rinko šią savaitę nukrito apie 2 procentus, kas nėra mažai. Taip pat pakilo nepastovumo arba baimės indeksas VIX. Aukso kotiruotė šią savaitę vėl atnaujino rekordus. Ir tradiciškai, kai tik pasidaro karšta, dažnai investuotojai skuba į JAV obligacijas. Todėl 10 metų vyriausybinių obligacijų pajamingumas šiek tiek sumažėjo. Tai reiškia, kad kaina pakilo, bet toks judėjimas yra nereikšmingas, nes prieš tai buvo priešingas judėjimas ir kur kas stipresnis. O pirmieji negatyvo ženklai atsirado po išėjusių makro duomenų. PMI virš 50, augantis laisvų darbo vietų skaičius, užimtumo rodikliai gerokai viršijo prognozes. Mes suprantame, kad jeigu darbo rinka stipri, vadinasi, Fedas neturi priežasčių mažinti palūkanų normos, nes bet koks per ankstyvas sušvelninimas gali grįžti bumerango atgal ir smogti antra infliacijos augimo banga. Plius ketvirtadienį didžiausias negatyvas buvo dėl kalbų, kad Iranas gali keršyti Izraeliui už tai, kad šie susprogdino Irano konsulatą Sirijoje. Tai dabar Izraelis ruošiasi puolimui, o tokie neramumai, aišku, kad veikia ekonomiką. Brent tipo nafta dabar kainuoja virš $90 už barelį, bet laisvai gali siekti ir 95 ar 97 dolerius. Todėl naftininkai šią savaitę stipriau ir augo. Ir tokiame fone, žiūrint S&P 500 indekso dienos dinamiką, matome, kad kažkas stambaus tikrai suskubo išparduoti pozicijas, galbūt kažko įsigando. Taip pat iš Goldman Sachs analitikos matome, kad rizikos draudimo fondai vėl pradeda agresyviai šortinti JAV akcijas, vadinasi tikrai atėjo laikas atvėsti. Ir dabar tik tai klausimas lieka, kada išpardavimas bus atpirktas. O kalbant apie Izraelio ir Irano konfliktą, tai kažin ar Iranas yra pasiruošęs didžiajam karui. Todėl pasižiūrėsime, kaip viskas plėtosis. Kita vertus girdime, kad Bidenas daro spaudimą Izraeliui, kad šis kuo greičiau nutrauktų karo veiksmus ir pradėtų diskutuoti apie Palestinos valstybės sukūrimą, ko iš esmės Izraelis nenori. Dėl to įtampa tarp JAV administracijos ir Izraelio vadovybės auga ir matyt šie neramumai persidavė ir rinkoms. Nors vėlgi, JAV ir Izraelis ginčijosi ne kartą, todėl manau greitai ten viskas aprims, o rinkoms greičiausiai tiesiog atėjo laikas šiek tiek atvėsti. Ir galime, aišku, ieškoti įvairių priežasčių, bet faktas tas, kad jos negali pastoviai augti. O pastaruoju metu tik ir girdėjome, kaip investnamai kėlė savo prognozes, kad rinkos turi labai daug jėgos toliau augti, kad JAV ekonomika stipri, geros BVP augimo prognozės, stipri darbo rinka. Tik dėja, kai visi apie rinkos stiprumą pradeda kalbėti, tai dažniausiai neužilgo ir ateina korekcijai metas, bent jau tokiai minimaliai. Nes kai 6 mėnesius augi ir augi beveik be sustojimo, tai tikrai jau laikas bent trumpam sustoti. O tada mes, kaip rinkos dalyviai, vėl įvertinsime situaciją, pasižiūrėsime, ką kompanijų vadovybės pasakys dėl artimiausio ateities perspektyvų, kai jos pristatinės ketvirčio rezultatus. Galbūt greitai išgirsime tvirtą sprendimą dėl palūkanų mažinimo. Aišku, bus labai gerai, jeigu bent 2 tie mažinimai bus šiemet, nes jau pasigirsta kalbų, kad mažinimo iš vis gali nebūti. Todėl žiūrėsime, ką gegužę pasakys Jeromas Paulas. O trečiadienį tai jis vėl nieko konkretaus nepasakė, tik kalbėjo, kad kova su infliacija dar nesibaigė, todėl nemano, kad būtų tikslinga mažinti palūkanų normas, kol neturės didesnio pasitikėjimo, kad infliacija tvariai mažėja iki 2 procentų. O iš paskutinių duomenų tikrai netrodo, kad infliacija tvariai mažėja. Todėl, aišku, po tokios kalbos rinkos šiek tiek ir pasikoregavo. O jeigu iš tikrųjų kapstyti giliai, tai vis dar išlieka silpnumo faktorių, būtent komercinio nekilnojamo turto rinkoje, čia problemos tik gilėja. Plius dolerio kursas palyginti su kitomis valiutomis laikosi aukštai, o taip nebūna dažnai, kad rinkos augtų, kai auga ir DXY. Taip pat matome, kad vario kainos pakilo iki aukščiausio taško per 14 mėnesių.
Vario kaina pradėjo kilti vasario pradžioje dėl didėjančios tiekimo rizikos kilus problemų didelėse kasyklose. Kavos, kakavos kainos toliau taip pat kyla, todėl infliacija, manau, dar duos apie save žinoti, todėl rinkos normalu, kad vėsta. Judėkime toliau, įdomios peripetijos vyksta tarp JAV ir Kinijos politikų. Iš vienos pusės prezidentai susiskambino, pabendravo, kas rodytų, kad norima pademonstruoti sušvelnėjusi toną, bet iš kitos pusės JAV įstatymų leidėjai siūlo sankcijas JAV fondams, jeigu jie investuos į Kinijos akcijas. Todėl investicijos į Kinijos kompanijos, nors kad ir kaip Ray Dalio ragintų nebijoti jų pirkti, nes kainos tikrai atrodo patraukliai, plus kompanijos pranešė apie milžiniškus vykdomus baibekus, bet visgi gal geriau nuo jų susilaikyti, o tos pozicijos, kurios jau yra portfelyje, tai aš pati labai tikiuosi, kad dar spėsiu iki visų delistingų ar kokių kitų blogų nutarimų išeiti iš tų kompanijų, bent jau ant savų pinigų jau uždirbti kažko ir nebesitikiu. Todėl labai įdomu, kas laimės prezidento rinkimus, nes jeigu Trumpas, tai nebus turbūt nieko gero su kiniečių akcijomis, o Trumpas gali laimėti, nes jo palaikomas auga, plus jis pažadėjo sumažinti mokesčius ir naują ekonominį bumą Jungtinėse valstijose, o jeigu aš nelaimėsiu, Jungtinės valstijas apims smurtas ir chaosas, sakė jis. Todėl, žiūrėsime, kaip ten bus. Judėkime toliau. Naftininkų kompanija, kurią aš neseniai įtraukiau savo portfelį, Schlumberger, tikeris CLB, perka Champion X. Atsiskaitimas bus akcijomis ir Champion X akcininkai gaus po 0,735 CLB akcijų už kiekvieną Champion X akciją. Kompanija Google turės sunaikinti milijonus naudotojų veiklos duomenų įrašų, kadangi pasirodo bendrovė jos neteisėtai rinko naudodama inkognito režimą. 2020 metais milijonai Google naudotojų bendrovei pateikė grupės ieškinį. Ieškovai tvirtino, kad įmonė rinko duomenis iš vartotojų apie jų veiklą, kai jie naudojo naršyklės Chrome inkognito režimą. Nepatenkinti vartotojai pareikalavo iš įmonės atlyginti $5 milijardus žalos, tačiau Google sugebėjo įrodyti, kad niekada nesusiejo duomenų iš inkognito režimo su konkrečiu vartotoju. Tai ieškinys buvo išspręstas tiesiog privertus Google ištrinti šios įrašus. Ir bendrovė taip pat pažadėjo atnaujinti informaciją, kurią rinks. Kompanijos Intel akcijos stipriau koregavosi, nes ji pranešė, kad jos Foundry čipų padalinys praėjusiais metais patyrė beveik $7 milijardų nuostolį, kas yra daugiau nei 22 metais. Intel taip pat teigia, kad šiais metais Foundry veiklos nuostoliai turėtų būti didesni, o pelnas šioje srityje turėtų būti pasiektas tik 2030 metais. Kompanija Amazon atsisako Grab and Go arba Just Walk Out idėjos savo parduotuvėse. Kompanija labai didžiavosis šią naujovę, nes dirbtinis intelektas sugebėjo nuskaityti kliento paimtas prekes ir pirkėjų išvykus tiesiog nurašydavo pinigus iš kortelės. Šiaip reklamoje tai atrodė labai įspūdinga, kad tu tiesiog prisirenki prekių, gali net apsigalvoti ir padėti prekę atgal ir nestovėti eilėse, tiesiog išeiti ir viskas. AI viską sužiūrės ir sureguliuos. Bet pasirodo, kad ne visai čia dirbtinis intelektas dirbo, pasirodo, kad prie kamerų sėdėjo tūkstančiai indų ir viską sekė, ką klientai perka ir suvedinėjo rankomis. Ir taip ten iš tikrųjų buvo, tai neaišku, Amazonas aišku tą neigia, bet iš kažkur toks pletkas atsirado ir kai perskaičiau, tai buvo labai juokinga, todėl negalėjau nepasidalinti. O dabar šią technologiją pakeis kita AI technologija su išmaniaisiais krepšeliais. Dabar pirkėjai įsidės prekę į krepšį ir ekrane pamatys, už ką moka. Ir irgi neblogai, svarbu, kad AI teisingai gerai dirbtų. Kompanija Paramount Global, tikeris PRA, šią savaitę sužaliavo, nes Redstone ir Skydance sudarė preliminarų sandorį dėl Paramount įsigijimo. Kompanija Apple svarsto galimybę sukurti namų robotus kaip naują revoliucinį produktą. Visgi su elektromobiliu jai nepasisekė, todėl kodėlgi nepabandžius su robotu. Gal ir nieko nepavyks, bet visi apie šią kompaniją šnekės. Kompanija Oracle kartu su Palantir susitarė bendradarbiauti ir kartu pardavinėti debesų ir dirbtinio intelekto paslaugas. Kompanija PayPal suteiks klientams galimybę naudotis PIUSD stablecoiną tarptautiniams mokėjimams. IT startuolis, kibernetinio saugumo bendrovė Rubrik pateikė paraišką dėl IPO New Yorko vertybinių popierių biržoje NYSE. 2013 metais įkurta įmonė pirmąjį savo produktą išleido 2016 metais. Dabar ji turi daugiau nei 6 000 klientų, įskaitant vyriausybės departamentus, universitetus ir įmonės. Pavyzdžiui, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup, Home Depot, PepsiCo ir panašiai. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, kokios apimtys ir koks kainų intervalas, o dabar žinoma, kad bendrovės akcijomis bus prekiaujama NYSE biržoje su tikeriu RBRK.
Judėkime toliau. Negatyvi žinia AT&T stovykloje. Buvo užfiksuota apie milijono abonentų duomenų nutekėjimą. Kompanija TSMC iš dalies sustabdė gamybą Taivane dėl stipraus žemės drebėjimo, bet pati bendrovė nesitikė stiprios neigiamos įtakos bendrovės rezultatams. Įdomi žinia, kad Tesla išleido 6 milijoninį elektromobilį, bet Tesla akcijų paklausa tarp investuotojų akivaizdžiai krenta. Galbūt dėl Musko įvaizdžio, nes milijardieriaus populiarumas mažėja, o Tesla ir Muskas yra itin stipriai susietas asmeninių prekės ženklų. Kalbama, kad investuotojams nepatinka milijardieriaus elgesys dėl narkotikų vartojimo, dėl jo politinių pareiškimų, dėl jo griežtumo darbuotojams ir panašiai. Bet vėlgi, jeigu nori rezultatų, reikia tikrai daryti kažką kitaip, kažką daugiau, todėl gal ne tiek čia nemeilė jo asmenybei pasireiškia, kiek momentinis negatyvas, kad pirmąjį ketvirtį Tesla pagamino daugiau nei 433 tūkstančius transporto priemonių ir pristatė 387 tūkstančius, bet visi laukė 449 tūkstančių automobilių. Tai gavosi mažiau ant 14%, todėl aišku, nusivylimas yra didžiulis. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų susitikimų.